Sveiki! Šiandieną kalbėsime apie šlapimo inkontinenciją. Turbūt pagalvojate, jog tai kažkoks eilinis medikų keiksmažodis. O lietuviškai tai labai paprasta – šlapimo nelaikymas. Šią temą pasirinkome todėl, jog labai daug moterų ir ypač vyresnio amžiaus kankinasi dėl šio sindromo. Kaip nebūtų keista, vyrai šią problemą skundžiasi žymiai rečiau. Vos ne kas antra moteris sulaukusi 50–60 metų turi šį sindromą. Šiandieną laidoje šlapimo nelaikymas, kokios jo priežastys, ar galima tai gydyti vaistais, ar padeda tik operacinis gydymas ir kokie operacijų rezultatai. O gal nuleisti rankas ir visą likusį gyvenimą gyventi su įklotais ir pampersais? Laidoje ir pabandysime atsakyti į šiuos klausimus. Šiandien laidoje žiūrėkite. Medicinos diagnostikos ir gydymo centre vis daugiau operacijų atliekama dienos chirurgijos skyriuje. Kodėl tai vadinama tausojamąja chirurgija? Moterų šlapimo nelaikymo problema. Kokios jos priežastys? Kas antrai moteriai iš 50 metų yra šlapimo nelaikymas fizinio krūvio metu. Kaip nustatoma ligos diagnozė ir kada gydytojas rekomenduoja operaciją? Apie tai šiandien laidoje. Medicinos diagnostikos ir gydymo centre Vilniuje atliekamos laparoskopinės, endoskopinės, artroskopinės operacijos, kurios dar vadinamos tausojamąja chirurgija. Visada, kai tik įmanoma, patyrę chirurgai pasirenka tokius operacijų metodus, kurie leidžia spręsti problemą mažiausiai invazyviu būdu. Tikslas – maksimaliai tausoti žmogaus organizmą. Iš viso 3 moderniai įrengtose operacinėse įvairių sričių chirurgai atlieka per 100 įvairių rūšių operacijų. Dienos chirurgijos operacijų spektras apima nuo 1 iki 6 grupės, į kurias operacijos skirstoma pagal sudėtingumo laipsnį. Tai yra turbūt vienintelis toks centras Lietuvoje, kuris yra tikras dienos chirurgijos centras. Detalizuojant, kas tai yra 1–6 grupės dienos chirurgija, tai yra suskirstyta pagal operacijų sudėtingumą. Jeigu, sakykime, 1–2 grupė tai yra lengvos, greit atliekamos, paprastai net ambulatoriniam sąlygom operacijos, tai pradedant 3 grupę, jos pradeda sunkėti, o 6 grupė yra pati sudėtingiausia. Sakykime, jie įeina tokios procedūros kaip tulžies pūslės šalinimas, išvaržų operacijos, vėlgi mano minėtos ginekologinės operacijos, kurios ruošiasi papulti į dienos chirurgiją. Tai visos tos yra, reiškia, kuo didesnė grupė, tuo sunkesnės, sudėtingesnės operacijos tai grupiai. Šiuo metu gydymo įstaigos laukia, kada Sveikatos apsaugos ministerija leis išplėsti dienos chirurgijos paslaugų spektrą. Tuomet dalis stacionare atliekamų operacijų persikels į dienos chirurgiją. Tai bus dalis ortopedijos nemaža visiškai, kur įtraukti yra naujos operacijos nesugijusių lūžių. Taip pat šiek tiek yra pakeitimų pilvo chirurgija, tai būtų antirefliuksinės operacijos ir taip pat kombinuotos išvaržų operacijos, ko anksčiau nebuvo ir buvo tikrai taip, padarai 2 operacijas, o mokama už vieną, tai dabar jau to nebus. Na ir didžiausias turbūt proveržis įvyko ginekologijoje, nes patvirtinta yra eilė operacijų, kurios anksčiau buvo atliekamos stacionarinėmis sąlygomis, bet kadangi tai gali būti puikiai atliekama dienos chirurgijos sąlygom, reiškia pacientas išrašomas 48 valandų bėgy, tai tos operacijos ir papuolė. Tai liestų, reiškia, gimdos šalinimo operacijas, mažai invazyvių priėjimų ir šlapimo nelaikymo operacijos. Medikai tikisi, jog viešam svarstymui pateiktas įstatymo projektas greit bus pasirašytas Sveikatos apsaugos ministro. Juk atlikus operaciją dienos chirurgijos skyriuje pacientas mažiau laiko praleidžia gydymo įstaigoje, greičiau grįžta į įprastinį gyvenimą. Šiandieną studijoje svečiuose Medicinos diagnostikos ir gydymo centro gydytojas akušeris ginekologas, medicinos mokslų daktaras Gediminas Mečėjus. Su daktaru teko ne kartą būti operacinėje, padedant jam atlikti sudėtingas operacijas. Man patiko jo greita chirurginė orientacija ir chirurginė technika. Tačiau operacijų, apie kurias šiandieną kalbėsime, neteko matyti. Sveiki. Labą dieną. Taigi, kas yra šlapimo inkontinencija arba nelaikymas ir kaip tai, kuo pasireiškia?
Šlapimo nelaikymas tai yra, kai šlapimas išbėga tada, kai žmogus dar to nenori. Tai yra, jis bėga ne tada, kai jis eina šlapintis į tualetą, bet tiesiog išbėga šiaip einant, dirbant kažką, gyvenant. Ir natūralu, kad šlapimas išteka jau ne į tam skirtą vietą, tai yra ne į klozetą, o išteka į kelnaitės. O fizinis krūvis tam gali turėti įtakas, na, kažką sunkiai pakėlus, kostelėjus arba čiaudint. Tai šlapimo nelaikymo yra daug rūšių. Ir viena iš tokių, na, suprantamiausių, populiariausių, tai būtent yra šlapimo nelaikymas fizinio krūvio metu. Tai yra pakosius, pačiaudis, pakėlus anūką, ranūkę, išėjus polkutę pašokti, vejantis troleibusą, kuri nuo tavęs bando nuvažiuoti. Tai yra bet kokį fizinį darbą. Padarius ir tu padarai, pakeli ir šlapimas pateka. Kaip nebūtų keista, vyrų šlaplė yra žymiai ilgesnė negu moterų. Moterų 2,5, 3, 4 cm. Moterų iš tikrųjų labai trumpa yra šlaplė, kai kur rašo nuo 2 iki 5 cm, na, vidurkis 3-4. Ir, na vis tik, jūs sakėte, yra daug priežasčių ir daug įvairių rūšių. Tai gal pačias dažniausias paminėsit? Tai turbūt iš tų pačių pagrindinių, pačių dažniausių, kur susiturėm turbūt kasdien, tai yra būtent šlapimo nelaikymas fizinio krūvio metu, įtampos šlapimo nelaikymas, tai yra kažką veikiant. Na ir yra kita tokia rūšis, irgi labai dažna, labai varginanti žmonės, tai vadinamas yra dirglios šlapimo pūslės sindromas. Pagalvojus, kad galbūt reiktų pasišlapinti, grįžus namo, rakinant duris, arba išgirtus tekantį vandenį iš čiaupo, užsinori šlapintis ir jeigu tuo metu šito noro nerealizuosi, tai yra nepasišlapinsi į tam skirtą vietą, gali būt, kad vienas kitas lašas, o kartais ir daug šlapimo, pateka. Dažniau serga moteris. Kodėl? Na, pirmoji eilėje moteris serga dažniau, su pirma, sakykime, įtampo šlapimo nelaikymo, dažniau dėl anatominių ypatumų. Nes moterų šlaplė, kaip jau minėjom, yra tikrai labai trumpa. Tai yra pirmoji eilėje. Antras dalykas, na, moteris skirtingai nuo vyrų vis dėlto būna nėščios ir gimdo. Ir nėštumas, pirmoji eilėje, nėštumas įtakoja į tai, kad atsiranda įtampo šlapimo nelaikymas. Tai yra, atsiranda tam tikras dubens dugno pažeidimas ir ta trumputė šlaplė, tas raukas, kuris užspaudžia, kad šlapimas neišbėgtų iš šlapimo pūslės, jis pradeda jau nebedirbti taip, kaip mes norim ir atsiranda šlapimo nelaikymas. Tai yra viena priežasčių. Kita priežastis yra natūralus amžiumi, atsiranda tam tikras dubens raumenino, dubens dugno silpnumas, na ir šiek tiek pradeda leistis makštis priekinė sienelė, na ir atsiranda tam tikras šlapimo pūslės padėties pasikeitimas, kas gali sąlygoti ir streso nelaikymą, tai ir nelaikymą šlapimo streso metu, tiek ir tam tikrą padidintą dirglumą šlapimo pūslės. Jūs minėjot, kad dažnai atvyksta pacientės pas jūs konsultuotis. Kaip jūs diagnozuojate priežastį? Kaip po to gydyti? Pirmoji eilė tai apžiūra. Pokalbis. Pokalbis. Pirmoji eilė pokalbis. Iš tikrųjų, pirmoji eilė pokalbis, pirmoji eilė yra surinkama labai gerai anamnezė. Todėl, kad iš anamnezės, na, kartais netgi 80-90% tu gali pasakyti, kokia bus diagnozė. Jau numatyti? Jau numatyti. Todėl, kad labai dažnai moteris labai aiškiai, labai gražiai, labai taisyklingai išpasakoja skundus ir simptomus. Ta, aišku, kai truputį kryptingai paklausinėjai, labai gražiai išpasakoja. Ir tada iš karto tu netgi jau tai preliminariai gali pasakyti, koks tai gali būti variantas. Nu, vienas iš tų dažniausių, kur aš jau paminėjau. Sekantis žingsniai. Tyrimai. Natūralu, tada yra apžiūra. Yra keli labai paprasti testai. Tai jie turi daug pavadinimų pagal autorius. Tai yra vadinamas marlinio tamponėlio testas arba paprasčiausiai kosulio testas arba mansalvos mėginio testas. Tai iš tikrųjų, tai jis pakankamai paprastas yra. Jisai, aišku, moteris turi norėti šlapintis. Ir
šitie testai visi susijęti su raumenų įtampa. Taip? Su raumenų įtampa ir su tam tikra fizinė veikla. Noriu tai pasakyti iš tikrųjų, kad pacientės atvyksta konsultuotis ir taip prieš eidamas pas ginekologijos, prieš tai nueina į tualetą, pasišlapina ir ateina. Tai šiuo atveju tai turi priešingai. Nori šlapintis, neiti į tualetą. Tai čia tokia preambulė, įvadas į apžiūrą. Ar dažnai siūlote medikamentinį gydymą? Tai iš principo, jeigu tik kyla mažiausia abejonė, kad tai vaistai gali padėti, arba šlapimo nelaikymo tipas yra neįtampos, arba jisai negrynas įtampos, sakykime, ir vyrauja viena priežastis ir kita priežastis, paprastai rekomenduojama pradėti nuo medikamentų, nuo medikamentinio gydymo, nuo neinvazinio gydymo. Ar medikamentinis gydymas efektyvus? Jeigu tai yra, sakykime, būtent konkrečiai dirglio šlapimo pūslės sindromas, aišku, jis yra efektyvus, vėlgi priklauso nuo daugelio veiksnių, nuo daugelio gretutinių veiksnių, ta prasme ir dubens dugno padėties, ir makšties sienelių nusileidimo, na ir pačios pacientės nuotaikos, nusiteikimo, labai daug yra veiksnių, tačiau, kaip kai kuriais atvejais, padeda. Ir jei nepadeda medikamentinis gydymas, kaip toliau? Jeigu iš tikrųjų nepadeda medikamentinis gydymas ir vis dėlto matome, kad pagrindinis simptomas yra tai, kad šlapimas pateka fizinio krūvio metu, arba yra mišrus šlapimo nelaikymo tipas, bet vis dėlto vyrauja, arba pati pacientė atžymi, kad pagrindinis simptomas yra tai, kad šlapimas pateka ką nors veikiant arba kažkokį tai atliekant fizinį veiksmą, natūralu tada mes siūlome operacinį gydymą. Toliau laidoje žiūrėkite. Šlapimo nelaikymą dažna moteris laiko tik asmeninė problema. Kaip daugeliui moterų gali padėti operacija? Apie tai jau dabar laidoje. Medicinos diagnostikos ir gydymo centrą pasirinkę pacientai turi būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir turėti siuntimą, jei nori, kad teritorinė ligonių kasa kompensuotų operacijų bazinę kainą. Pacientas norėdamas operuotis pas mus, tai pirmoji eilė jis pas mus turi ir pasirodyti. Nėra kalbos, kad operuojantis daktaras, kai jis ką nors operuoti paciento nematęs. Tai yra ir negalima, ir nesąmonė. Dar ką pacientas turi turėti, tai gerai, jeigu jisai turi siuntimą iš savo šeimos daktaro su būtinais tyrimais, kurie yra reikalaujami diagnostikos chirurgijoje. Tačiau, jeigu to nėra, tiek siuntimą, tiek tyrimus galima pasidaryti pas mus. Ir pas mus tai tikrai užtruks labai trumpai, tai nuo 2–2,5 valandos žmogus užtrunka tyrimam pasidaryti. Laboratoriniai tyrimai labai svarbus tiksliai diagnozuojant ligą. Medicinos diagnostikos ir gydymo centro laboratorinės diagnostikos centre, kurį sudaro net 5 laboratorijos, per metus atliekama per 200 000 įvairiausių laboratorinių tyrimų, nuo įprastų kraujo ar šlapimo iki sudėtingiausių vėžio žymenų ir molekulinės diagnostikos. Taip pat medicinos diagnostikos ir gydymo centre tiksliai nustatyti diagnozę ir parinkti tinkamą gydymą padeda ir instrumentiniai tyrimai – magnetinio rezonanso tomografijos, kompiuterinės tomografijos, rentgenografijos, rentgenoskopijos, mamografijos, echoskopijos, endoskopijos, elektroencefalografijos, elektrokardiografijos, Holterio monitoravimo ir kiti. Medicinos diagnostikos ir gydymo centre siekiama tausoti žmogaus organizmą, ne tik renkantis mažiausiai invazyvias operacijas, bet ir rūpinantis pacientu po operaciniu laikotarpiu. Tai didžiausias komfortas, rūpestis ir slauga. Visai neseniai buvo praplėstas chirurgijos centro stacionaras. Čia įrengtos jaukios vienvietės ir dvivietės palatos su visomis šiuolaikinės komunikacijos priemonėmis. Ligoniais rūpinasi dėmesingos ir profesionalios slaugytojos. Ar daug per savaitę kreipiasi į jūs dėl šios problemos, moteris? Iš tikrųjų, pacienčių, kuris kreipiasi tiesiogiai, yra santykinai, man supratimu, nedaug. Kelios. 3–4 iki Tai 4 per savaitės per laikotarpį, savaitę. tai čia daug. Aš manau, kad nedaug, nes vėlgi yra statistika, įvairios yra studijos, klinikiniai tyrimai skaitoma, manoma,
kad kas antrai moteriai iš 50 metų yra šlapimo nelaikymas fizinio krūvio metu. Didesnio ar mažesnio pobūdžio. Galbūt ne visom reikia operacijos, galbūt kai kuriuom pateka keli lašai tada, kai pilna šlapimo pūslė, bet tokį simptomą žymi, taip manoma, taip nurodoma literatūrai, kas antra moteris virš 50 metų. Na, natūralu, kad tai neatsiranda tada, kai moteris sukanka 50 metų. Vadinasi, palaipsniui ta didėja procentas ir natūralu, kad kurio moterim 25, 30, 35 metų atsiranda šita problema. Ir galvojant apie šitos skaičius, aš manau, kad tas kreipimosi dažnis yra santykinai vis dėlto dar nedidelis. Taigi, daugelis moterių tai slepia. Tiesiog ir nesikreipia į gydytojus. Taip. Slepia. Tiesiog ne tai, kad slepia, bet, na, visų pirma, moteris galvoja, kad tai yra moters lemtis gimdyti skausmuose, na, ir kad jei ten šlapimas pateka, arba, na, kaip sako, liaudį gimda iškrenta, tai yra tokia kaip jos dalia, jos lemtis moteriška. Greičiau kreipiasi į medikus jaunesnės pacientės. Kai, na, merginai, moteriai 25-35 metų, ypatingai po nėštumo atsiranda šita problema, jos greičiau bėga pas gydytojus. Negu kai vyresnio amžiaus moteris, jau sakykime, 60 metų, 70 metų moteris, iš tikrųjų jos labai dažnai, na, šlapinasi į kelnes, įdėdamas, tegul jau tai bus, nugyvensiu savo gyvenimą. Ir medikus, jeigu kreipiasi, arba gynekologus, kreipiasi dėl kitų priežasčių. Ir dažniausiai tol, kol neužklausi, labai dažna moteris nepasako. Ir netgi jeigu kartais pasako, sakė, bet tai nesvarbu. Diagnostikos centre žymiai daugiau tokių pacientų kreipiasi negu į ligoninę turbūt. Taip ar ne? Tai tos moterys, kurios galbūt labiau rūpinasi savo sveikata, labiau išsigąsta. Diagnostikos centre kontingentas moterų iš tikrųjų yra šiek tiek jaunesnis. Ir taip, ateina moteris, kurios turi tą problemą, jų yra santykinis procentas didesnis. Absoliutus skaičius galbūt ne, bet santykinis dėl kreipimosi taip. Pacientė atėjo pas jūs ir jūs ją pradėjot gydyti. Ir kaip toliau jūs ją už rankos vedate? Vaistai, o po to kas? Jeigu tai operacija? Ateina pacientė ir iš tikrųjų, jeigu jinai gražiai pasakoja, kad tuos savo simptomus, jeigu aš ją ištiriu, apžiūriu ir įvertinu, kad vyrauja arba yra tik tai vien šlapimo nelaikymas fizinio krūvio metu, natūralu, tada aš jau nebesiūlau nei vaistų, nei kažkur tai vaikščioti, nei žolyčių gerti, aš jai tada siūlau, operaciją. Iš karto, tokiu atveju. Gal jūs galite papasakoti, kasgi yra atliekama ir kokie tų operacijų rezultatai? Pati operacija pakankamai paprasta, jos trukmė yra... Paprastų operacijų, atsiprašau, nebūna. Nepaprasta. Tai yra sudėtinga operacija, tačiau atliekama greitai. Jos trukmė yra patikimos rankose nuo 7 iki 10 minučių operacijos trukmė. Ir jos esmė yra tame, tos operacijos metu, kad yra principų įdedama juostelė, sintetinė juostelė, medžiagos, kuri yra indiferentinė, kuri nereaguoja į audinius arba audiniai nereaguoja po šlaplės viduriu. Tai yra po to kanalu, kuris yra tarp šlapimo pūslės ir išorė. Ir moteriai kosin, čiaudin, pasistanginus, atliekant bet kokį fizinį krūvį, natūralu, kad šlapimo pūslė šiek tiek leidžiasi žemyn. O juostelė beveik lieka vietoj. Ir kaip aš visada pasakoju, tai yra tos laistymo žarnos principas, kai mums reikia laistom veją ir mums reikia pakeisti purštuką. Ir nenorime paprastai eiti užsukinėti čiaupo, tai mes paimam šlangą, perspaudžiam ir tada tą purštuką pakeičiam. Čia yra lygiai tas pats principas, tai yra tiesiog fizinio krūvio metu, paskosios pačiaudys, šlapimo pūslė leidžiasi žemyn ir ant tos juostelės šlaplė persilenkia. Atlikot operaciją. Kada pacientė gali keliauti į namus?
Pacientė gali keliauti, bent jau mūsų patirtis rodo, kad pacientė gali keliauti maždaug po 24 valandų. Tai yra po paros. Kokie rezultatai? Jeigu yra gerai parinktas kontingentas, tai yra tinkamai parinkta pacientė ir būtent yra šlapimo nelaikymas, įtampos šlapimo nelaikymas, rezultatai literatūros duomenimis nurodoma maždaug nuo 85 iki 96% efektyvumas. Mūsų asmeniai duomenys yra, jie paskelbti žurnale Medicinos teorija praktika, praeitų metų paskutiniam numerį, iš tikrųjų, kad simptomai pranyko arba ženkliai sumažėjo ir moterys yra patenkintos, tai yra maždaug 95%. Kokioje nejautroje atliekama šitą operaciją? Bendra, užmigdžius ar, kaip sako, į nugarą? Ne, neutra yra paprasta, užmigdoma, nes kadangi pati operacija, pati procedūra operacija yra pakankamai trumpa, tai dėl to naudojama intraveninė neutra. Irgi trukmė jos yra apie 10-15 minučių, kadangi truputį neutra yra ilgesnė negu pati operacija. Taigi, trumpai, konkrečiai ir aiškiai, pasakykit mūsų televizijos žiūrovėms, turbūt, taip? Žiūrovėms. Kokius simptomus turint atvykti? Gerbiamas moteris, aš manau, kad jeigu vargina šlapimo nelaikymas, koks jisai bebūtų, ar pateka fizinio krūvio metu, ar tiesiog labiau šlapimo pūslę dirgina, ar labiau dažniau norite šlapintis, aš manau, nediferencijuokit pačios, tik tai nebijokit. Ateikit, kreipkitės ir sakykit šitą problemą. Nesakykit ginekologui arba šeimos gydytojui, kad ne, viskas man yra gerai. Pasakykit tą problemą. Taip, turiu tam tikrų problemų su šlapimo sulaikymu arba nesulaikymu. Na, o toliau, jau yra metodų, yra tyrimų, apžiūra, kad mes galime tiksliai vertinti. Ta prasme, kai kuriais atvejais iš tikrųjų gal negalim padėti. Bent jau nukreipsime, kurią linkme reiktų tirtis ir žiūrėti, ką daryti. Na ir ką jūs palinkėsit televizijos ir žiūrovams, ir žiūrovėms? Na, žiūrovėms tai būti sveikoms ir gyventi pilnavertį tiek šeimininį, tiek fizinį gyvenimą. Na, o žiūrovams tai, kad visą laiką šalia jų būtų gražios, jaunos ir simpatiškos moteris. Mūsų laida jau baigėsi. Ačiū, kad buvote kartu. Lauksiu jūsų kitoje Namų daktaro laidoje.